O gal iš Rygos. Rygoje skulmė mus nugirdė, tik šitas... A tu įrašinėjai? Nu, Tai šiandien mūsų pokalbių svečias, man tai tikrai yra ypatingas žmogus, tai yra Viktoras Liutkus. Viktoras Liutkus, ilgametis tapybos katedros vedėjas Vilniaus dailės akademijoje, taip pat pirmasis Titaniko ekspozicijų erdvių vadovas, direktorius, kultūros politikas, ir svarbiausia, ko gero, tai kad menotyrininkas. Viktorai, man atrodo, tai, kas... Nuo to reikėjo pradėti. Bet aš norėjau čia kaip jau pagardinimas, pagardas pristatymo, tai, kad tai yra iš tikrųjų Lietuvos meno tyrėjas, parašęs ne vieną monografiją, knygą, rašantis straipsnius. Tai, Viktorai, sėdim dabar Vokiečių 4 Lietuvos dailininkų sąjungoje. Kas tavo apskritai yra dailininkų sąjunga, nes daug turėjai bendrų veiklų, įtakojai kažkuriuo metu irgi ir tam tikras veiklas ir politiką, manau, kad net dailininkų sąjungos. Tai toks trumpas pirmas klausimas. Kas tau yra dailininkų sąjunga ir kas tave čia atvedė? Norisi sakyti, kažkada laikiau kolūkių didelių, paskui laikiau, kad jį būtina, nes reikia nepriklausomai valstybei vis vien tą profesinį meną. Ne tai, kad gerinti jo padėtį, bet kad žmonės turėtų sąlygas tą meną kurt. Pagaliau trečias ir mano būtent prisiminimai su tuo susiję, mes buvom savotiška tokia pasipriešinimo sovietmečių organizacija, nes kai pradėjom tą savo darbą, po garsiojo suvažiavimo, tai mums atrodė, kad pirmiausia reikia kiek įmanoma jungtis prie visuomenės sąjūdžio, dalyvauti visose akcijose, jungti dailininkus. Tiesiog aš kalbu ne apie save, nes dailininkai patys viską darė, reikėjo tik tai kažkokio tai sutelktumo. Ir ne vienu atveju reikėjo rašyto žodžio, reikėjo straipsnių, reikėjo tekstų, reikėjo pagaliau ir kokią nors akciją padaryti. O tai čia aš mačiau misiją, kad turi dalyvauti tam sąjungos gyvenime, nori ar nenori. Tai, Viktorai, garsusis suvažiavimas 87 metai ir jaunimas paėmė valdžią. Tai kas buvo tas jaunimas, kuris atėjo Dailininkų sąjungos su savo vizija, kas tai yra ta menininkų bendruomenė ir kaip jin turi veikti? Matai, mes nebuvom jaunimas, gink Dieve, mums dar netoli pensijos jau buvo, jau Leonavičiui buvo virš 50, aš pats 47, Šaltenis virš 50, Krutinis 50, kas ten jaunųjų nedaug buvo. Bet 87 metai, jeigu prisimeni, buvo tokie, Lietuvoje virsmo metai, kuri parodė, kad pačioj visuomeniai kažkas jau vyksta. 88-ais, kaip žinom, sąjūdis atsirado, birželio 3, jeigu neklystu. Tai tokia dvasia visus buvo apėmusi. Mane sugundė Šaltenis, sako, ateik padėsi dirbti Dailininkų sąjungoje. Jis buvo atsakingas sekretorius, o mane pakvietė tuo eiliniu sekretoriumi, kuris atsakingas už, kaip dabar sako, ryšiai su visuomenė. Komunikacija. Komunikacija reiškia, tu žiūrėk, kas vyksta dailės gyvenime, reklamuok, aprašyk parodas, rašyk peticijas, rūpinkės katalogais, rūpinkis pristatymais, ten visokiausia tokia rašiliava ir to darbo tikrai ten netrūko, tik spėk suktis. 7 metų lapkričio buvo tas lemtingasis suvažiavimas, kada iš esmės pasikeitė visa Dailininkų sąjungos vadovybė. Aš tą suvažiavimą prisimenu dėl to, kad sėdėjom abudu kartu su Ričardu Vaitiekūnu profsąjungų rūmų 2 aukšte, o Vaitiekūnas ištisai piešė. Ir jis ten nupiešė tos garsiuosius suvažiavimo fragmentus su sėdinčia ta scena, kur partijos vadovai, Dailininkų sąjungos tuometiniai vadovai, antrą dieną ateinam į tą pačią vietą ir mums praneša, kad
Petro Griškevičiaus jau amžinatilsis. Nu, tai buvo, sakau, Ričardai, matai, kaip padarėjai istorinį dalyką. Nupiešė lyg žinodamas. Va, ir dabar mačiau, ir šitoj knygoje atrodo yra įdėta, kad jo tie piešiniai turi labai tokią ir meninę, ir simbolinę reikšmę. Tai buvo tas suvažiavimas, kuris galbūt pasekmė daugelio tokių lūkesčių. Mums jau tada, 87-ais, kai pamatėm, kad pavyko jau kažką tai Dailininkų sąjungos viduje kažkaip atlaisvinti, jau žmonės laisviau kalbėjo, daugiau tokio buvo matyti savotiško moralinio nusiteikimo ginti savo teisės. Tai jautėm, kad neužilgo pribręs reikalas ir Dailės institute. Taip ir atsitiko. 88 metais Dailės institute tuometinėme prasidėjo irgi jau bruzdėjimas, ten irgi vyko gana stipri kova su Vincento Gečo rektoriavimo politika. Buvo ne tik studentai nusivylę, bet buvo labai stiprus ir didelis flangas tų pedagogų, kurie labai norėjo permainų ir tokio tikrai demokratiškesnio, sakykime, valdymo ir dailės akademinio gyvenimo, tokio laisvumo. Ir tada atsimenu labai gerai, kai mums reikėjo jau tada brendo tiek, kad protestai nebepadėjo ir mums prisėjo, Dailininkų sąjunga ėmėsi iniciatyvos, mums reikėjo su Šalteniu organizuoti valdybos plenumą, kad apsvarstyti Dailės akademijos, tuometinio Dailės instituto, vadovavimo akademijai, studijų proceso valdymo, ir daugybę kitų reikalų. Ir jau buvo aišku, kad ten turės kažkas įvykti labai kardinaliai ir tai įvyko. Tas plenumas čia vyko dabartinėme Šiuolaikinio meno centre, tada Parodų rūmuose. Dalyvavo, kaip nekeista, ir pats Gečas ir to plenumo nutarimas buvo, teisingiau sprendimas kreiptis į švietimo ministrą tuometinį, Zabulis buvo, kad keistų akademijos vadovybę. Tai Dailininkų sąjunga iš tikrųjų ten buvo didelis. Ir tame tarpe, ko gero, vienas iš tų pokyčių buvo ir Šiuolaikinio meno centro atsiradimas. Gal čia truputėlį jau vėliau? Biškai vėliau, jo. Mes gal prie to dar sugrįšim. Ir kai buvo priverstas atsistatydinti Vincentas Gečas, ten tokia, kaip čia taryba buvo, regento ar kaip pavadinti ją, ji kurį laiką valdė Dailės akademiją, bet buvo matyti, kad pokyčiai vyks ir tikrai keitėsi ir vedėjai, keitėsi dėstytojai, nebeliko mokslinio komunizmo, visų tų balagano, kurie buvo susijęti su grinai propagandiniu, tokiu pedagoginiu padažu, tai tikrai čia Dailininkų sąjunga labai stipriai suvaidino tokį postūmį, teisingiau padarė, kad tai pokyčiai vyktų. Ir natūraliai brendo, kad 89 metais reikia daryti suvažiavimą, kad parašyti tiesiai šviesiai ir tekstą, ir žodžiu, kad Lietuvos Dailininkų sąjunga atkuria nepriklausomos Lietuvos Dailininkų sąjungos, tęsia teisingiau veiklą ir kad mes pasakom viso gero. Labiausiai reikėjo atskirti Lietuvos Dailininkų sąjungos fondą nuo sovietinės sistemos. Nes tai buvo pinigai. Buvo dideli pinigai ir lietuviai buvo vieninteliai, galbūt, gal dar kelios respublikos, kur fondas teigiamą balansą turėjo. Ir tos įnašus pervesdavo į Maskvą. Ir norėjom, kad tie pinigai būtų, mes uždirbom, mes ir vartojam. Tai, Viktorai, kaip tik paminėjot, kad fondo pajamos ir visas pelnas lieka Lietuvai, tam, kad būtų galima kažkaip čia plėtoti daugiau, vystyti veiklas, kombinatai, dirbtuvės, studijos, patalpos.
Ir paskui kažkurio metu viskas tarytum paėmė ir išslydo. Ne viskas gal, bet dalis. Kaip čia tas yra? Egle, tu pasakėjai patį turbūt paradoksaliausią dalyką Dailininkų sąjungos istorijoje. Mes patys kovojom už tą nepriklausomybę nuo sovietinės tos sistemos ir tos struktūros, žinai, o kai jau prasidėjo procesai pas mus Lietuvoje, kai buvo paskelbta nepriklausomybė, natūralu, kad atsirado kas? Laisvoji rinka. Atsirado konkurencija, atsirado laisvi santykiai, visai kitokia darbo organizavimo struktūra. Pradėjo birėti Lietuvos dailininkų sąjunga, visų pirma, ir ta gamybinė bazė. Bet Viktorai, 90 metais irgi vyko ir toks pokytis, kad tu iš dailininkų sąjungos kažkiek tai pastraukiai ir tada jau ėjai kultūros politiką. Bet ta kultūros politika vis tiek tiesiogiai įtakojo ir dailininkų sąjungos veiklą. Nes aš pati atsimenu, kad prasidėjo pirmieji finansavimo tam tikros struktūros ir būdai, kaip finansuoti dailininkus. Ten būdavo ar tai stipendijos, ar tai projektai, pati kultūros ministerija ėmėsi tos iniciatyvos tam tikros paramos ir pagalbos menininkams. Buvo labai svarbu, kad ir ta valstybės, ta politika visų menų, ne tik tai dailės, būtų kiek galima tokia viešesnė, demokratiškesnė, prieinama, pažįstama, skleidžiama, kad toj politikoje nebūtų tokio nurodinėjimo, komandos, ten kažkokio griežto reglamentavimo, kad parodos ir visi menai, visos rūšys, tu daryk kaip nori tam mene, tavo valia, ta kūrybos laisvė svarbiausia buvo, kad leisti ją įsigyvendinti. Ir čia visi turbūt prisimenam, čia ir akcijos prasidėjo, ir visokiausi happeningai, ir čia Rotušės aikštėje Žalias lapas darė visokiausias akcijas ir žinoma, reikėjo sustatyti kažkokią tai dailės gyvenimo, sakykime, struktūrą. Mane pakvietė pirmosios vyriausybės ministras Kulys tuometinis kultūros, bet ministerijos buvo sujungtos į švietimo ir kultūros ministerijas. Toks, sakyčiau, labai nevykęs derinys, nes vienas yra didžiulis ūkis, didžiulis švietimo ūkis su visa sistema, aukštosios mokyklos, vidury bendrasios, Dieve, tu mano, dabar jie nesusitvarko, o dar prijungia kultūrą, kur yra visai jau pradėjo kita politika, laisva, nepriklausoma kūryba, demokratiški santykiai, nebėra reglamentavimų, nurodymų ir panašiai. Tai reikėjo vėl rasti būdą, kaip ta dailininkų viltis, kaip čia tas gyvenimas pasidarė žymiai aktyvesnis, įdomesnis, margesnis, komplikuotesnis. Jo labiau, kad tuo metu pasiskelbėm nepriklausomybė, blokada, prasidėjo pinigų nėra, o reikėjo parodas daryti, kad nesustotų. Dailininkai matėm patys, kad vieni yra praturtėję, kiti skursta, vieni turi studijas, kiti nieko neturi, ateina jaunoji karta, ji turi vilčių prasimušti, įeiti tą viešumą, nacionalinės galerijos nėra, privačių galerijų dar nėra, viskas tokioj, embriono stadijoje. Bet tada reikėjo jau, kadangi atėjau į dailės skyrių dirbti ministerijoje, tai man atrodė, pirmiausia, reikia sutvarkyti dailės parodų rūmus. Tuo metu buvo sukurta dar sovietmečiu dailės parodų direkcija, kuri buvo sumanyta kaip užsiims parodų organizavimu, čia skleidimu, vežiojimu dailės. Tokia, sakyčiau, bolševikinė idėja mena į mases ir čia pasitaisys reikalai, bet niekas iš to, aišku, negalėjo būti gerai, bet visi labai klėdėjo. Atsimenu, mano irgi viena iš ginčų objektų buvo su Dailininkų sąjunga, kad ta parodų direkcija yra faktiškai dirbtinis dalykas, negali būti naujo darinio pakeisančio ten sovietmečių sukurtas struktūras.
geriau duoti patiems dailininkai, patiems organizuotis, patiems darytis ir reikalai galėtų būti geriau išsprendžiami. Na tai aš ministerijoje, ką man iš to laikotarpio atsimenu, aš nuėjau pas ministrą Kuolį ir jam sakau, ministrė, reikia vis tik tai, kaip vakaruose padaryta, reikia atskirti kūrinių įsigijimą, atiduoti muziejam. Negali kultūros ministerija būti, jis pirkėjas, bet kad ministerija sudaro komisijas, kurios perka meną, kaip buvo sovietmečiu, sakau. Vis viena yra, tie turi pirkti kūrinius valstybės institucijos, muziejai, kurie žino, ką jie turi sukaupę, jie žino, ko jiems trūksta, ko jiems reikia, jie geriausiai gali formuoti pačias savo tą kūrinių įsigijimo politiką. Nebūtina prie ministerijos turėti kažkokias tai komisijas, kurios ten vaikščiotų po parodas, atrinkinėtų darbus ir sakytų ministerijai, pirkit šitos. O kas tose komisijose sovietmečių? Tie patys dailininkai, kurie jų paveikslai kabo erdvėj, kabo salėse, tai patys kūrė, patys perka ir patys kainas dargi nustato. Dar vienas dalykas buvo, kurių jau negalėjai kitaip sutvarkyti, kaip pačioj ministerijoje. Man atrodė, ir aš neprisiimu savo didelių nuopelnų, bet idėja mano galvoje buvo tokia, kad prie pačios ministerijos turėtų būti tam tikras specialistų būrys, kviečiamų iš šalies, kurie galėtų valstybės pinigus pačių dailininkų reikmėms paskirti, stipendijoms, kokioms nors meno proginėms parodoms, tarptautiniams ryšiams. Kažkokias sugalvojau stipendijas, nedidelės, bet šiokias tokias. Ir atsimenu, viena pirmųjų gavo Kairiūkštytė. Tikrai jai reikėjo padėti ir kad ji laikytųsi stipriau. Tokia, kažkokia nauda buvo iš to, kad mes turėjom galimybę tokias veiklas pradėti. Aš tik atsimenu, kaip viskas tas būdavo organizuojama irgi. Neatsimenu jau tiksliai, kokie tai buvo metai, bet į kultūros ministeriją vieną dieną ateidavai ir turėdavai perskaityti ten tokius bokštus pateiktų paraiškų. Jo. O paskui kitą dieną jau būdavo diskusija ir kuomet jau tas finansavimas būdavo skirstomas. Ir žinoma, kad tai nebuvo jokio nei atlygio, viskas buvo grinai savanoriškai. Tokiais pagrindais daugiau tikint galbūt to naujo finansavimo modelio, tokiu prasme. Tai kaip ten su ta Šiuolaikinio meno centro įkūrimu buvo, kiek dailininkų sąjunga ir pats asmeniškai įtakojo? Tai sena ilga byla, ir čia, kuri galų gale mane privedė prie to, kad aš išstojau 92 metais atrodo, kad 92 iš dailininkų sąjungos. Jau pamačiau, ką aš pamačiau. Ta byla Šiuolaikinio meno centro, dailininkų sąjungos ir ministerijos, tai buvo palikimas, kurį paveldėjo ir dailininkų sąjungoje, ir ministerija. Kiek aš žinau ir turbūt ir tu žinai, kad statant parodų rūmus indėlį turėjo ir dailininkų sąjunga. 300 000. Taip, ir tas indėlis pradėjo vaidinti ir kelti savotišką galvos skausmą Lietuvos dailininkų sąjungos vadovybei, tuomet Leonavičiui, kad jeigu yra įdėti pinigai, tai valdymą mes turim irgi perimti. Supranti, perimti valstybinės įstaigos valdymą. Tai dabar klausimas, ar tas 300 000 buvo tiek, kad už kuriuos galima buvo pastatyti dailės parodų rūmus. Turbūt ne, čia kainavo gerokai brangiau. Antras yra dalykas, ar turi dailininkų sąjunga, man tokia buvo mintis ir aš dabar laikausi, ar turi dailininkų sąjunga užsiminėti kažkokių tai parodinių erdvių administravimų, kurios priklauso faktiškai ministerijai. Juk vis vien to pastato, kažin ar būtų perdavę,
Dailininkų sąjungoje, tai Dailininkų sąjunga nusileido iki to, nenusileido, tiesiog sutiko. Gerai, mes parengėm dailės parodų planus, mes juos sudarom, mes apsvarstom, kaip mes darom, tai aišku yra jų reikalas, o ministerija juos tvirtina, kadangi finansuoja tas parodas. Tai man ir pasidarė labai keista. Tai jeigu jūs sudarinėjat parodų planus, tai ko jūs prašot iš valstybės pinigų toms parodoms įgyvendinti? Kodėl negali įsikišti pati valstybė? Kas atsako tada už tą kokybę tų parodų? Gal jūs darysit, ką norėsit, o mes duodam pinigus valstybė, o parodos vyksta kaip nori. Bet čia buvo tokia situacija, mes neminėsim pavardžių, kas buvo tuometinės dailės parodų rūmų direktorius. Tai buvo visiškas nukvakimas visos parodų politikos šitam didžiuliam pastate, kiek jis ten ar ne 2000 kvadratinių metrų turi. Nuvyko 60 parodų per metus. 60 parodų per metus. Aš nežinau, kokiu reikia turėti ten užmojo ir kokiu, bet kas tos parodos? Lietuvos karikatūrų paroda, Lietuvos ten kažkokiu tai pinėjų asociacija, tai vėl kažkokie mėgėjų meno, ten, ko tik ten nebuvo per parodų visą tą planavimo sistemą, ten ėjo, kas tik norėjo ir nebuvo visiškai, nesolidu, valstybė atsikūrė nepriklausomai ir tokias parodos dailės parodų rūmuose. Tai aš gana stipriai priešinausi, kad negalima parodų rūmų paversti tokia balagano, turi būti vis viena tikrai nepriklausomybė atspindinčios parodos, turi būti tarptautiniai ryšiai geri, turi būti prestižas, turi būti kažkokia tai garbė, savigarba tų parodų rūmų. Ir tada kultūros ministerija organizavo konkursą, galėjo dalyvauti ir tas direktorius, jis ir dalyvavo, bet mes išrinkom Kęstutį Kuiziną. O kaip kandidatūrą suradau, čia gal jau nepaslaptis. Aš sutinku Ričką Vaitekūną prie gastronomo Lenino prospekte, kur meškiukai savo barzdas kaso ten. Jis kaip visuomet rūko. Sakau, Rička, yra problema, nežinau, kokį pasirinkti kandidatą, kam siūlyti, kad dalyvautų. Kad dalyvautų, ne tai, kad prastumt, bet kad dalyvautų konkurse. Jis ten rūko, galvoja. Sako, klausyk, tu paskaityk Šiaurės Atenai. Ten yra įdomus, vienas kritikas rašo apie Natalevičiaus darbus. O, sakau, Natalevičius, tai mano geras bičiulis. Kaip jo pavardė? Sako, Kuizinas. Aš susirandu Šiaurės Atenus, perskaitau. Man irgi simpatiškai atrodė parašyta. Ir aš jam skambinu, sakau, dar turbūt jūs negalit ar norit gal pretenduoti į tą direktoriaus postą sudalyvauti. Gerai, aš pagalvosiu ir žiūriu, atneša. Ir atnešė pareiškimą. Kai jau Kuizinas pirmus metus ten, aš atsimenu, buvo labai garsi, stipri, labai vokiečių tapyba ant popieriaus. Kokia stulbinanti paroda. Jam labai gerai pavyko su tarptautiniais ryšiais. Skandinavų meno graži paroda, vokiečių tapyba ant popieriaus. Visi Penkai, visi Bazelicai, visi čia buvo, puikiai paskaita buvo kuratoriaus. Tiesiog nauji vėjai padvelkė tuomet. Bet paskui prasidėjo šioks toks, trinimasis, kadangi aš turėjau ministerijoje naujus vadovus ir jau pati ministerija pradėjo faktiškai norėti, kad parodos būtų kitokios, kad vyktų kitokie dalykai su ta parodų politika. Ateidavo didžiulės komisijos į ministeriją, ištemdavo mane prie stalo, sėdėdavo žinomi mūsų Lietuvos dailininkai ir tiesiai šviesiai sakydavo, Lietuvos kultūros ministerija nevykdo
dailės politikos, parodos žlunga, meno nebėra, parodų rūmuose ŠMC vien tik tai užsieniečių menas. Reikia keisti, reikia pertvarkyti, reikia leisti, kad Dailininkų sąjunga galėtų nustatyti, kas, kur, kada galės rodyti. O viskas, sakau, tad jeigu man sako Dailininkų sąjungos vadovai, tai aš turiu išeiti iš Dailininkų sąjungos. Ir atsisveikinau. O paskui sugrįžau, nežinau, kelintais gal, po 15 metų. Nes, Viktorai, tu iš tiesų buvai toks vienas iš ryškiausių narių, kurie labai daug statė, o paskui tokios legendos, kad va čia Viktoras bando kažką griauti ir su 24 ypatingai, kur buvo savotiška dailininkė. Buvo, čia jau ir galiu prisipažinti, tikrai mes jau buvo ir nuostatus parašęs kažkokius, įstatus teisingiau, kad įkursim alternatyvą Dailininkų sąjungai. Ir aišku, iš to niekas neišėjo, bet gana vaisingi buvo pokalbiai. O 24 yra atskira istorija, bet ji natūraliai įsipina į Dailininkų sąjungos tą skaidymosi, eižėjimo, pasidalinimo procesą, nes vyko tuo pačiu metu kaip ir kokių dailės kombinatų dalybos. Nu ir turbūt pirmiausias ir lemiamas postūmis įvyko, kada atrodo, nežinau, ar 89 ar 88 metais vėl buvo paskleista kažkokia tai, ne tai privaloma paroda, bet kažkokia tai respublikinė galbūt paroda, kad vėl dalyvaukit visi, kas norit. Nu tai iš Vaitekūno išgirdom tokį žodį, kad užteks jau tokio lūkio, reikia kažkokį kryptį turėti, kažkokį užimti nišą meno gyvenime su savo parodom, su savo idėjom, su savo principais, su savo kažkokiu požiūriu į žiūrovą, kad nebūtų balagano, kad būtų daugiau kokybės. Nu ir ta grupė natūralu atsirado būtent grindžiama tokiais principais, kad profesionalumas, kiekvieno individo laisvė kurt, ką nori, daugiau pasitikėjimų vieni kitais. Kadangi aš buvau galbūt daugiausiai prisiskaitęs apie tas grupės, tai aš nežinau, kuriam katalogė parašiau. Neturėkit iliuzijų, 3-4 metai ir grupė žlugs. O tai panašiai ir išėjo. Tai Viktorai, visam šitam pokyčių laike, kaip tu matytum, ne kaip tu matytum, o kaip tu norėtum matyti Dailininkų sąjungą ateity? Ateity? Yra prasmės, kad tokia organizacija yra? Nu, daug dievė, kad mums visiems būtų ta ateitis dar atvira, įmanoma ir pozityvi, kad būtų. Aš galvoju, kad Dailininkų sąjunga daugiau kaip gal kaip į vakarų modelį, į kokį skandinavų, kad tai būtų profesinius reikalus atstovautų, rūpintųsi jų. Buvo toks ir mūsų, kai darėm tos perversmus, pirmiausia, profesinius reikalus, bet ne ideologiją meno. Negali Dailininkų sąjunga parašyti kažkokių tai manifestinių nurodymų savo nariams. Gerbti savo kolegą, pripažinti kūrybos laisvę, o visą tą, sakykime, meninio gyvenimo organizavimą gali daryti ir galerijos, ir muziejai, ką dabar sėkmingai daro. Plus nežinojau, kokie klausimai, ne apie ką, aš tik ateinu ir paleidžiu bėgti savo ląsteles.